Kiaukliuose tęsiasi svajonių namo statybos. Iki finišo lieka vis mažiau, tačiau stiprus visų partnerių susivienijimas ir pagalba vieni kitiems leidžia tikėti, kad svajonė virs realybę. Šiuo metu galiu vertinti, kad viskas vyksta ganėtinai neblogai. Jeigu tai būtų naujos statybos namas, tai tokio jauduliuko iš viso nebūtų. Nuo pat ankstaus ryto prie namo atvyksta transportas su šilputos namui apšildyti skirtomis medžiagomis. Mūsų įmonė gamina puikiausią apšiltinimo medžiagą statyboms ir kitiems panaudojimams. Tai pradėjom 99 metais nuo mažos įmonės, nuomojamuose patalpose, su naudota įranga. Pamatėm, kad tai perspektyvus verslas, nes reikalavimai auga, energetika visa brangsta. Tai akcininkai nusprendė suinvestuoti, išpirko čia patalpas, plėtėmės, kol užaugom iki dabartinio dydžio ir galvojom dabar plėstis toliau. Lietuvoje veikianti įmonė nebijo eksperimentuoti, rizikuoti, ieškoti naujovių ir klientams gali pasiūlyti platų gaminių asortimentą. Pradėjom nuo paprastų produktų, standartizuotų, nuo plokščių, polistireninio putplasčio plokščių, EPS. Vėlgi žiūrėjom, ta rinka yra labai tokia konkurencinga, mažai maržinga, konkurencinga. Todėl nusprendėm eiti į formuotus gaminius, suinvestavom, pasinaudojom ES parama, nusipirkom naujos įrangos iš Vokietijos, Austrijos, Italijos ir praplėtėm savo gaminių gamą. Tai panaudojimas dar platesnis to putplasčių gaminio negu buvo. Nuo pamatų, sienų apšiltinimo, nuo plokščiųjų pamatų, visiems atitvarams tinka. Stogams, plokštiems, šlaitinėms. Labai platus panaudojimas. Pastatuose visur galima panaudoti. Pavyzdžiui, čia mato tokius blokelius, kurie atrodo kaip kaladės tokias iš vaikiško konstruktorio. Tai galima iš jų, čia yra liktiniai klojiniai, taip vadinami. Jie ir lieka, čia užpilamas betonas, įdedama prieš tai žinoma armatūra, paskaičiuoja konstruktorius, kiek kur reikia panaudoti ir gaunam puikiausią monolitinę sieną, apšildytą jau iš abiejų pusių. Vietoj radiatorių tai naudojamas grindinis šildymas, tai plokštės naudojamas vamzdelių išvedžiojimui, kuriuose cirkuliuoja šiltas vanduo ir tolygiai šildo patalpas ir labai taupiai šildo tas patalpas. Įmonė Šilputa prisideda ir prie gerų darbų. Aukų atstatant karo niokojamą Ukrainą, rūpesčio Lietuvos vaikais, socialiai jautriomis grupėmis. Mūsų tokia politika yra, kad reikia dalintis tuo, ką mes pasiekėm ir padėti skurstantiems, vargstantiems, tai padedam ir karitui, ir vaikų žaidynėms, ir daugam padedam. Kad būtų galima tęsti namo atstatymo darbus, svarbu užbaigti stogą. Jam dangą skyrė projekto partneriai Balex Metal. Metal įmonė gyvuoja virš 30 metų, Lietuvoje mes dirbam virš 20 metų. Pradžioje mes buvom kaip prekybinė įmonė, bet prieš metus nusprendėm, kad laikas atidaryti gamyklą čia Lietuvoje. Tai leido mums labai sutrumpinti gamybos terminus. Būtent leido pasiūlyti žmonėms stogo dangų gamybą per 24 valandas. Labai būtent šią situaciją jinai labai tokia parodanti, kad kartais gali prireikti stogo dangų pakankamai greitai, kai kažkoks tai įvykis ateina labai staigiai. Tai ta mūsų gamykla būtent leido patenkinti tokius poreikius. Tai Lietuvoje mes gaminam stogo dangas, gaminam visus lankstinius, visą komplektą stogo dengimai. Bet bendrai mūsų produktai tai yra daugiasluoksnės plokštės, tai yra apšiltinimo medžiagos. Viskas iš plieno. Po skambučio, kad netrukus ateis laikas dengti stogą, vos per 2 paras į Kiauklius jau keliavo stogo dangos lakštai. Ant svajonės namo matysim populiariausią turbūt mūsų stogo dangą, tai yra Panorama. Tai yra čerpes imituojanti stogo danga, kurį žmonės pripratę ir dažniausiai turbūt ją naudoja dėl tokių savybių, dėl garso izoliacijos. Tai yra pakankamai tyli stogo danga, kuri nekelia tokio triukšmo. Tai yra ilgaamžė, labai patikrinta stogo danga, kuri yra gaminama pakankamai ilgą laiką ir būtent patikrinta
laiko. Kodėl dar estetinė turbūt savybė. Tai vis tiek žmogus visą laiką, kai kažką tai stato, tai nori, kad tai būtų patrauklu, kad jam tai tiktų, patiktų. Įmonės vadovas sako, kad ilgai svarstyti apie prisijungimą prie projekto Svajonė kvadratu neteko. Mūsų įmonės šūkis yra statome kartu. Kai pamačiau jūsų pasiūlymą, tai supratau, kad tikrai galime padėti pastatyti kartu. Kai yra ta proto ir širdies darna, tada nekyla klausimo, taip ar ne. Tada yra tas akivaizdus atsakymas. Stogo danga statybo aikštelę pasiekė neįtikėtinai greitai, todėl nuo darbų grafiko neatsiliekama. Visi supranta, kad laikas yra ribotas ir visi verčiasi kartais ir per galvą, kad padaryt, kad atlaisvint vietą kitam rangovui ateiti. Visi taip kažkaip labai gerai susidirbę yra. Prasidėjus stogo dengimo darbams, svarbu, kad nesustotų ir vidaus darbai. Tam prireiks dar vienų partnerių pagalbos. Uponor yra jau daugiau nei 100 metų gyvuojanti įmonė su suomiškomis šaknimis, kurianti naujoviškus inžinerinius sprendimus. Vandentiekio, šildymo ir vėsinimo, nuotekų sistemas ir dar daug kitų sprendimų skirtų įvairiausių tipo pastatams, nuo gyvenamųjų iki komercinių bei specialios paskirties pastatų. Tai mūsų įmonė kiekvienais metais mes paremiam vienokią ar kitokią iniciatyvą. Visuomet norėjom rasti kažkokį projektą, kur galėtumėm įsitraukti labiau. Ir aišku, čia turiu žalą komandą, kuomet paskambino pristatė šią iniciatyvą, tai tiesiog sprendimą priėmėm labai greitai, nes mes su savo inžineriniais gebėjimais, su savo produktais galėsim padėti žmonėms susikurti jaukius ir saugius namus ateičiai. Kad namai būtų saugus, geriausia naudoti to paties gamintojo vamzdžius ir vamzdžių izoliacijos priemonės, kad jungtys susidarytų saugios ir hermetiškos, kadangi dažna draudiminių įvykių priežastis – nesandarios jungtys, pratekėjimai, o tai lemia didelius nuostolius namų ir butų savininkams. Uponoras, jeigu kalbėt apie vandentiekį, turi dvi pagrindinės sistemas, tai yra vadinamas daugiasluoksnė sistema, kuomet yra vamzdis su aliuminio folija ir tas radialinis presavimas, presuojamas jungties žiedas su žnyplėmis. Ir aišku, yra mūsų Quick and Easy PEX sistema, kur jungtis yra montuojama išplečiant vamzdį. Tai jeigu kalbėt apie privalumus, tai aišku, peksinė sistema tikrai yra patikimesnė, nes jungtis neturi guminių tarpinių, plus hidraulika šių jungčių yra geresnė, nes jungčių vidinis diametras atitinka vamzdžio diametrą, kadangi montuojama yra būtent išplečiant vamzdį, o grindų šildymui siūlome PEX vamzdį. Ir šiam name, aišku, galim pasidžiaugti, kad tai bus vienas iš tvaresnių namų, kadangi buvo panaudotas Uponoro Unipipe PEX Blue vamzdis. Tai yra vamzdis, kuris yra pagamintas nenaudojant iškastinių žaliavų. Žaliava jo gamyboje, kuri buvo naudojama, yra iš perdirbto PEXo ir iš augalinės kilmės medžiagų. Įmonė rūpinasi ir ligų prevencija. Stengiasi kuo plačiau iškomunikuoti Lietuvos gyventojams apie legionelę, apie tai, kas ji tokia ir kokį pavojų kelia sveikatai. Nes vienintelė šių dienų prevencija yra vadinamasis terminis šokas. Norint išvengti šių bakterijų, geriausias sprendimas – žiedinė vandentiekio montavimo sistema, naudojant U-formos prietaisinės alkūnes. Sumontavus tokią sistemą, sumažinamas jungčių paslėptų konstrukcijose skaičius, kartu vanduo keičiasi visame vamzdyne, naudojant bet kurį iš žiedą sujungtų prietaisų. Lietuvoje visi kovoja su legionelė tik tais karšto vandens sistemoje, bet netgi didesnė problema yra šaltas vanduo, nes šaltas vanduo daug dažniau sušyla negu kad karštas atvėsti. Tai abu du vamzdžius reikia žiūrėti. Bene svarbiausia, kad renginėjant namus vandens higieną užtikrintų visi – projektuotojas, montuotojas bei pats gyventojas, kuris visų pirma turėtų nustatyti tinkamą šildytuvo temperatūrą ir žinoma konsultuoti su specialistais. Įmonė Uponor visada nemokamai konsultuoja ir suteikia visą reikiamą informaciją. Grįžtame į Kiauklius. Čia Justina atvyko apžiūrėti įmonės Labasta, baigto dengti stogo.
Labadiena, Laimė. Labadiena. Kiek laiko užtruko stogo dengimo darbai? Su šiuo stogu teko praktiškai 2 savaitės padirbėti, kadangi renovuojamas namas, tai vat ir yra ta visa pradžia nuo konstrukcijos susigaudimo, kai yra pastatai sujungti skirtingi. Tai vat ir tai skaitau, kad 2 savaitės tai pakankamai greitai mes susidarom su šituo darbu. O kokių saugos priemonių jau uždengtas ar ne stogas imtis, kad išsaugoti stogą, ar ne, kad neužpiltų, neatsitiktų kažkokia žala, kokių galima imtis priemonių? Dažniausiai renovuojant tokius namus, ypač jeigu dar yra gyvenamos patalpos apačioje, tai visą laiką reikia turėti nusiardžių stogą, kad užeinant lietui, kad jie galėtum greitai užsidengti tuo metu, kad neaplėti vidaus, nesugadinti, nesuniokoti kitų visų name esančių daiktų. Konstrukcijų. O ar lengviau dengti stogą visiškai naujam namui, ar jau esančiam, ar ne, rekonstruoti? Taip, visą laiką naujam pastatui yra lengviau daryti stogą, nes jau statant namą nuo apačios, nuo sienų, jau tu žinai, kaip bus daromas stogas. O kadangi renovuojamas, tu atvažiuoji, nežinai, nei ant ko pradėsi daryti tą stogą, kiek tvirtos sienos. Nu ir su kiekvienu tokiu senu pastatu būna vis kažkokių naujų iššūkių. Sekantis etapas yra sienų šiltinimas. Ačiū Jums labai. Prašom. Architektų gildija suprojektavusi namą paruošė vizualizacijas, kuriuose bus galima pasivaikščioti po būsimą namą ir pamatyti, kaip jis atrodys iš vidaus. Sveiki, dar kartelį, grįžau pas Jūs. Sakėte, kad parodysite vizualiką viso to namo, galės po jį pavaikščioti. Taip. Nuo ko pradedam? Įsideda taip šitas, čia to vietoje yra mygtukas, o čia dabar galite užsidėti jau ir dairytis. O jeigu mygtuku paspaudus, atsiranda mėlynas taškiukas ir žmogeliukas. Tai mėlyną taškiuką užvedus ant žmogeliuką, tada ir vaikščioti pradeda dar jis po vidų. Aha, einu dabar į kambarius. Taip, ir galima apsižiūrėti, sustoti kiekvienam kambaryje, apsidairyti, pasižiūrėti. Taip, dabar esu vaiko kambaryje. Ar susitvarkė kambarį? Susitvarkė. Labai gražu, kad saulė, ar ne, pro langus galima matyti kaip dienos metu. Tai jo, taip pat su ta programėlė galima ir pasireguliuoti apšvietimus įvairius scenarijus, kaip ten saulė atrodytų ryte, kaip vakare. Taip, dabar esu miegamajame. Taip, irgi galima pasidairyti, pasižiūrėti. Aha. Taip, matau irgi langus. Būna kartais, kad rengiant konkrečius interjero projektus mes įdedame ir konkrečius kokius nors įdomesnius baldus, kaip atrodytų jie vienokio arba kitokio kambario kontekste. Ar galime mes vežtis šitą vizualizaciją ir parodyti šeimoms? Kas jų laukia? Žinoma. Naujausios technologijos leidžia pamatyti, kaip atrodys svajonių namai. Justina skuba namų projektą parodyti šeimoms. Pirmoji virtualiai svajonių namą žengia Samanta. Tai merginos, turiu jums kai ką parodyti. Čia yra mūsų namo projektas ir galima po jį pasivaikščioti. Oho. O Dieve, kaip O Dieve, čia svajonių namas. Ką matai? Virtuvė, viską. O Dieve, kaip gražu. Vau. Ten dar ta terasa kokia eina savo. Čia yra svajonių namas. Namą apžiūrėti turi galimybę ir Valiaus Baranausko šeima. Koks tai kambarys? Vau, virtuvė labai vau, su labai gražiu vaizdu. Spintelės, šiltuvas, valgomasis, living room, telikas, vėl duris, eina savo kiek daug kambarių. Sofos, stalas. Aha. Oho, kokia virtuvė. Ką dar matai? Televizorius labai didelis. Vieta lova, irgi spintų daug visur, tam pasidėti. O koks jausmas, kai matot namus? Svajonių jausmas. Aišku, labiausiai
paaugliams būtų erdvės, atskiros savo privačios erdvės, ko labiausiai trūksta. Tai vat, ir visai kitoje aplinkoje ir ta pati virtuvė su svetainė, toks irgi labai svarbus, sakyčiau, elementas, šiek tiek panašiai kaip primena senus namus, kad yra šalia viskas kiemas, pirmas aukštas ir viskas kaip yra ranka paduodama iš virtuvės, iš karto į lauką, jeigu arba iš lauko į virtuvę, tai tokia būtų jo panaši svajonė, sena svajonė ir nauja svajonė sutampa. Namo vizualizacijas apžiūrėjo ir Virginija su Virginijumi bei anūke. Ir kaip jums namas, Virginija? Namas tai gražus, namas gražus. Užtektų Toks vietos svajonių ir namas. anūkėm, Nu, ir Virginijai. žinoma. Nu ką, dabar parodykim. Čia yra svajonių kvadratas. 3 šeimos dalyvaujančios projekte laukia ir tikisi Kalėdas švęsti naujose, nuosavose namuose. Už jas galite balsuoti portale lrytas.lt. Liko nedaug laiko, kol viena iš šeimų krausis lagaminus ir pradės naują gyvenimą. Mes Virginija ir Virginijus svajojame turėti svajonių namus. Mes Barnauskų šeima ir svajojame turėti namus. Aš Samanta, čia mano sūnus ir mes labai abu svajojam turėti savo namus. O Kiaukliuose darbai nestoja. Stogas uždengtas, todėl galima pradėti apšildymo darbus. Į kiemą jau atvyksta Šiltas dvaras komanda su įranga. Sveiki, Aurimai. Labą dieną. Matau, jau laikote rankose vatą, ar ne? Taip. Ir šios namus apšildysit. Taip. Galima taip pasakyti. Papasakokit, kas tai per vata, kuo jį išskirtinė? Tai yra stiklo vata. Šį kartą pristatinėjom Knauf firmos vatą. Ji visiškai neduria, visiškai neturi jokių pašalinių kvapų, labai mažas drėgmės įgeriamumas, puikiai garso izoliacija, A1 degumo klasė ir labai gera šiltinimo medžiaga, tai A++ klasiai. O papasakokite apie savo įmonę, kiek laiko gyvuojate? Taip, mūsų įmonė Šiltas dvaras jau gyvuoja apie 10 metų, bet pats šiltintojas esu jau 20 metų, 10 metų dirbau užsienyje, taip tą visą verslą ir parsivežiau Lietuvą. Tai jūs tikras šilumos profesionalas. Tikras ekspertas jau. Ar galėčiau palaikyti? Taip, prašom. Žodžiu, jokio kvapo. Tikrai jokio kvapo, tikrai tokia švelni, minkšta ir nesukelia jokių alergenų. Visiškai. O apsaugo nuo pelėsio, pavyzdžiui, drėgmės. Visiškai apsaugo ir kvėpuoja, tas labai svarbu. Nu tikrai labai švelni tokia. Taip. Ir tokia, pažiūrėkite, jeigu palaikytumėt rankai, šyla. Jinai pradėtų šilti. Aha, šyla, jūs jau laikėte, aš jau, ilgai laikau. Ta atiduoda atbulinę jūsų šilumos energiją atgal į jūsų ranką. Taip atrodo, kad jis šildo, bet iš tikrųjų ten yra jūsų šiluma. Mano šiluma. Na. O kodėl prisijungėte prie šio projekto? Man patinka dalyvauti kažkur tai kažkokius avantūros. Nauji projektai, tai mums tai įdomu ir mes laimingi, kad prisijungiam prie tokių projektų. O aš jums dėkoju, kad prisidedate prie kažkurios šeimos svajonės ir kad šeima gyvens tikrai šiltuose namuose. Ačiū Jums. Ačiū Jums. Namai darosi šiltesni, darbai sparčiai juda į priekį, atvyksta įmonė Gesis, kuri išvedžios ir prijungs santechnikos ir šildymo įrangą. Sveiki, Arūnai. Labą dieną. Tai kuogi užsiema jūsų įmonė? Santechnika, vėdinimas ir tokie šildymas, tokie darbai, tokius darbus darom. Svarbiausia, kaip sakant, kad būtų jauku, ar ne, komfortiška namuose. Kad žmonės vandens turėtų, kad namie šilta būtų, kad gaivus oras būtų. Tokie pagrindiniai dalykai, kad galėtum gyventi. Kas dabar jau yra padaryta? Šiuo momentu jau padarytas nulinis taškas, o šiandieną daroma paruošiamieji darbai prietaisų pajungimui. Tuo pačiu šildymui kolektorius bus pajungtas ir prietaisinės malkūnės, tokie paruošiamieji darbai tolimesniems darbams, užbaigiamiems darbams.
Ar susidūrėt su kokiais iššūkiais? Gal toks, nelabai iššūkis, tokius planas keitėsi kelis kartus. Tai gal ir iššūkis, o kai jau pasirašęs, jau medžiagas jau susirašai, o pasikeitė planas. Tai. Bet turbūt normalu, ar ne? Normalu, čia kiekvieną dieną tas darosi. Prieš grindų betonavimą jau išvedžiotas grindinis šildymas, atlikti santechnikos darbai, kurie liko po grindimis, o dabar prasideda svarbus pajungimo procesai. Kokie būna etapai ir koks buvo pirmas etapas? Kokie būna, realiai tai pagal situaciją žiūri, beveik kiekvieną kartą skirtingai, o šioje vietoje tai pirmiausia nuotekas padarėme. Vėliau kitas etapas buvo vamzdyną išvedžioti, vandens padavimą. Tada grindinio, aišku, prieš tai dar paruošė grindinio šildymą. Grindinį šildymą išvedžiojom, tada betonavimas, ir dabar priėjom iki šitos vietos, kai jau reikia ruoštis sekantiems darbams. Sekantis darbai bus katilinę padaryti ir pačius prietaisus pakabinti, uždėti, kaip pavadinti. Sujungti jau tai, kad viskas veiktų. Laiko lieka vis mažiau, jau visai netrukus ši šiandien dar statybų aikštelė virs svajonių namais.